Tai aš tęsiu savo kelionę po Vilkaviškio kraštą ir dabar jau specialiai klausiu, kokia vieta yra pas jumis kažkas įdomiau negu laukai? Tai ūkininkas Tadas papasakojo, yra Piliakalnis, yra Mentiškių. Tai Tadai remia tas Piliakalnis? Remia jo. Aš remiu. Jūs remiat. Puikiai. Čia dabar jau stovim prie javų, megafolis ir čia naudotas. Taip. Ir naudojot kada? Papasakokit. Nu kada? Prie kasų. Antrą kartą kasą pilant. Tai reiškia, kad tikrai pasitaikėm prieš visas šalnas ir taip toliau, pakankamai anksti, iš tikrųjų turbūt net iš viso buvo pakankamai geri orai tada. Kaip? Tai megafolio naudojimo patirtis pas jumis ir javuose, ir rapsuose, ir cukriniuose. Taip. Ir pupose. Ir pupose. O pupose naudojat kaip? Su herbicidu? Dabar pirmanį su herbicidu. Su herbicidu naudosi? Taip. Naudoju. Naudojot jau? Jau nupurškėt. Taip. Supratau, o rapsuose kaip purškėt? Ir prie kasų. Irgi prie kasų. O cukriniai? O cukriniai su herbicidu. Pirmus metus naudojat megafolį? Taip. Kodėl pradėjot naudoti? Nežinau. Kažkas patarė, ar turit gerų pavyzdžių aplink? Sako, labai geras produktas, tai nežinau. Pažiūrėsim. Pažiūrėsim. Kaip čia bus. Kokie darbai dabar laukia javų laukose? Fungicido antras purškimas jau padarytas ar dar ne? Tai ant vėliavos dabar. Ant vėliavos, dar tik planuojat? Taip. Ir ką purkšit? Nu tai ką, pelatų serą. Pelatų serą. Tai vėl primenu visiems, megafolis, elatų sera, trigubi.eg klube. Žinokit, ne šiaip sau čia renkas. Ir šiaip, aišku, produktas geras, bet dar ir ūkininkam kažkokia tai nauda grįžta atgal. Elatų serą tai tikrai naudojat ne pirmi metai. Tikrai ne. Ir renkatės metai iš metų, nes pasiteisino jums? Nu, atrodo gerai. Atrodo gerai. Atrodo gerai. Nu, jeigu dar galite rinktis ir purkšti, reiškia viskas gerai, neišėjo bankroto. Tai va, kaip už įmedį, aišku. Vilkaviškio krašte cukriniai runkeliai, tai čia yra, dabar net neprisimenu, kažkas iš ūkininkų sakė, ką jie ten kitoje Lietuvoje ūkininkauja, tai mes nežinom, nes jeigu cukrinio augini, tai nelabai jau ten kokia nauda yra. Nu. Tai į cukrinius megafolį dėjot dėl streso sumažinimo ar dėl orų, ar dėl herbicido sumažinimo? Ir dėl orų, ir dėl herbicidų. Ir cukrinius kada ištaikėt išpurkšti? Tarp šalnų? Tarp šalnų. Tarp šalnų. Ir dabar... Šeštadienį buvo 2 savaitės. Ir dabar matosi rezultatas, kaip jums atrodo? Nu, sunku pasakyti tą rezultatą, bet... Bet cukriniai yra. Nu ką, nenušalo, yra tie cukriniai. Tai viskas, tai reiškia jau gerai, nes girdėjau, kad yra visokių variantų. Tai va tokias naujienas iš Vilkaviškio krašto, labai gera diena šiandien pas mane, fantastiški žmonės čia ir kviečiu atvažiuokit. Jeigu ne fantastiškų gražių laukų pažiūrėt, tai bent jau įžymių vietų. Kviečiu visus, sėkmės visiems, gero sezono.